Labas! Pirmoji tema šio mėnesio, kurių bus net 50 vienetų šį mėnesį. Bus, aišku, įvairiais formatais ir video, ir postais, ir pamatysit, kas jūsų laukia šį mėnesį. Daug naudingos informacijos. Tad pirmoji tema, kodėl aš renkuosi FM kvepalus ir kodėl, žinoma, ir jums rekomenduoju. Tad tai yra pirmas, tai kaina. Kaina yra tokia patraukli, kad aš, kaip būdama konsultantė, nesumoku net 50 eurų. Klientės lygiai taip pat 50 eurų nesumoka. Todėl tikrai kiekvienam ir kiekvienai ši kaina yra patraukli ir įkandama. Antras dalykas, kad jų pasirinkimas yra labai didelis. Tad kiekviena ir kiekvienas atras savo aromatą. Ar Pure Royal, ar Pure, ar tiesiog nišinį aromatą renkantis. Tad pasirinkimas didelis, galiu naudoti ir turėti begalę kvepalų, nes jų pasirinkimas, kaip jau minėjau, didelis. Ir galiu netaupyti, nes nemoku nei už vardą kvepalų, nei už gražų buteliuką, nei už reklamą, kuri yra parduotuvėse, ir už kvepalus EDP ir EDT, kurie tikrai laikosi ne taip kaip mūsų kvepalai. Tad trečias yra kvepalų laikymasis. Tad, kaip jau minėjau prieš tai, puikiai šie kvepalai laikosi ir juntami netgi ant drabužių ir kitą dieną. Tad labai rekomenduoju jums šiuos FM kvepalus, kaip jau sakiau, išsirinks ir kiekviena, ir kiekvienas, nes pasirinkimas yra labai didelis, taupyti nebūtina, nes kaina taip pat patraukli. Tad, atsiprašau, jeigu rekomenduosit kitiems, bus tikrai labai gerai, nes bus nauda ir jums, ir žmogui, kur naudos šiuos kvepalus. Nes, kaip jau sakiau, kvepalai laikosi, kaina patraukli ir kiekvienas ir kiekviena išsirinks savo patinkantį aromatą. Tad jeigu manai, kad buvo tau šis video naudingas, prašau pasidalinti, prašau uždėti širdelę, uždėti laiką ir laukit tolimesnių mano video ar postų su tolimesnėm FM temomis. Ačiū.